Antras video apie Radiomaster MT12 pultą, kuriame papasakosiu, kaip sukurti naują modelį ir kokius nustatymus reikia atlikti. Video gavosi labai ilgas, tai dėl patogumo sukūriau turinį, kurį rasit aprašyme. Tas turinys taip pat yra matomas laiko juostoj video apačioj. Aprašyme taip pat rasit nuorodą į pirmąjį video, kuriame pasakojau, kaip aktyvuoti ir paruošti darbui papildomus mygtukus. Taip pat aprašyme rasit ir grojaraštį, kuriame yra visi šios serijos video. Visuose mano video visada patikrinkit aprašymo sekciją, nes ten būna gerų nuorodų, papildomos informacijos, grojaraščiai, kiti video iš tos serijos ir panašiai. Automodelį, kurį sukursiu šio video metu, išsaugosiu kaip atsarginę kopiją ir patalpinsiu internete. tą atsarginę kopiją galit parsisiųsti ir įkelti į savo pultą ir naudoti. Tai procesas labai paprastas. Ne prie krovimo, čia yra krovimo jungtis, o prie duomenų jungties. Prijungiat laidą. Paklausia, kaip norit. Pasirinkit, kad norit storage, talpyklos. Ir pulto vidinė kortelė bus matoma kompiuteryje. Čia bus papkė backup atsarginės kopijos. Ir čia dabar yra mano išsaugotas Model 4 modelis. Šitokį failą įsikelkit į savo pulto tą pačią vietą. Ir pulte jau bus galima tą failą naudot. Tai įsivaizduokim, kad čia jau yra įkeltas failas jūsų pulte. Jūs ateinate į modelių sąrašą, į tuščią vietą, ilgai palaikot mygtuką pagrindinį ir pasirenkat Restore atstatyti modelį. Ir sąraše yra visi modeliai, kurie guli papkytėj prieš tai rodytoj. Pasirenkat parsisiųstą failą ir galit naudoti. Čia bus visi suprogramuoti nustatymai. Gavosi gana ilgas video, nors parodžiau tik tai bazinius dalykus, bet gal tai neturėtų labai gąsdinti, nes sekančius modelius kuriant, visko iš naujo programuoti nereikia, galima nukopijuoti esamą modelį, palaikom, copy ir einam į tą vietą, į kurią norim pernešti. Ir dar tiesiog pakeičiam šiam modeliui pavadinimą ir įėję į vidų jau turėsim visus nustatymus ir tik pakeisim atitinkamai, ką mums reikia kuriamam naujam modeliui. Visko programuoti iš naujo nereikės. Radiomaster MT12 pulto, kuriame sukasi HTX operacinė sistema. Čia aš taip skambiai pavadinau operacinę sistemą, ne, kaip kokį Linuxai kompiuteriai. Tai tiesiog aplinka, kurioje valdom, programuojam, ir Express LRS radio sistema, ILRS vadinama dar populiariai. Tai bet kokio modelio paruošimą pradedam nuo automobilio paruošimo. Tai pasirenkat savo modelį atitinkantį imtuvą. Čia yra labai mažytis su vidinė antena pagal modelio dydį. Pirmas kanalas
variklis, gazas, antras kanalas, vairas ir dar papildomas pliusinis laidas į bateriją, baterijos įtampos matavimai. Kaip imtuvą surišti su siųstuvu video nedarysiu, nes pilna internete instrukcijų pačiom įvairiausiom kalbom. Realiai ir pats šitas video, kaip sukonfigūruoti modelį, niekuo neišskirtinis ir neturi jokios unikalios kažkokios informacijos ar paslapčių. 100 kart geresnių video galite rasti internete. Vienintelis išskirtinumas tai, kad darau lietuvių kalbą, gal kažkam bus naudinga. Pradedam modelio paruošimą nuo paprastų dalykų. Tai modelį pakeliam ant staliuko, kad netyčia nenuvažiuotų kažką netinkamo paspaudus. Įjungiam pultą. Einam į modelio meniu ir sukuriam naują modelį. Dabar naujam modelyje pagal nutylėjimą radijo siųstuvas, Express LRS radijo siųstuvas yra išjungtas. Todėl einam į sekantį puslapį ir ieškom štai internal RF, vidinis RF modulis ir įjungiam. CRSF Crossfire protokolas, jokių kitų parametrų keisti nereikia. Naujas modelis sukurtas, radijo siųstuvas aktyvuotas. Kai radijo modulis aktyvuotas, jį galima pasiekti, konfigūruoti. Čia labai svarbus momentas, kad jį prieiti ir jį konfigūruoti galima tik tada, kai jis yra įjungtas. Tuomet jis tampa prieinamas iš operacinės sistemos HTX. Tai einam į sisteminį meniu. Ir čia pirmas puslapis Tools įrankiai, tai yra tokios programėlės, galėtum tai paprastai ir vaizdžiai pavadinti, Lua skriptai. Tai tos programėlės skirtos įvairioms užduotėms atlikti, o mus dominanti programėlė yra Express LRS. Ji leidžia konfigūruoti vidinį radijo modulį. Atidarom ir galima pasirinkti duomenų perdavimo dažnį. Kuo lėčiau perduodam, tuo veikimas nuotolis maksimalus yra didesnis, o kuo perduodam didesniu greičiu, tuo maksimalus atstumas tampa mažesnis. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, kad paprastiem pasivažinėjimam greičio pilnai pakanka pačio mažiausio 50 Hz ir aš jį visada ir naudoju ir taip užtikrinu patį geriausią maksimalų veikimo nuotolį, kuris Express LRS sistemoje yra nerealiai geras. Nelabai būna, kad pritrūktų. Netgi su tuo mažyčiu imtuvėliu su vidinė antena. Čia galima keisti siuntimo galingumą. Vėl paprastiem pasivažinėjimam 25 ir 50 yra daugiau nei gana. Jei truputį nerimą jaučiam, norim siųsti labai toli, kad jau net kažkokiom kritiniam ekstremaliom sąlygom, bet aš jų neįsivaizduoju, kad nedingtų ryšys, galim tada įsijungti 250.
Čia įsivaizduoju, jeigu ant automodelio pridėtume video siųstuvą ir su automodeliu važiuotumėm už daug sienų į kitą aukštą, iš vis kažkur, gal tada reikia didesnio galingumo, bet šiaip tiesiog parke aikšteliai pasivažinėt, net 50 yra per daug realiai. 25 pilnai pakanka. Šitas parametrus dinaminis galingumas, tai pasirinkus pultas automatiškai siunčia mažesnių galingumų ir tik jei signalo lygis pradeda kristi, galingumą kelia. Yra ir daug kitų parametrų, kurie mums nėra aktualūs pačioj pradžioj su pirmu modeliu. Tai tiesiog išeinam ir naudojam sistemą. Įjungiam savo modelį ir palaukiam susirišimo. Modelis su pultu yra anksčiau surištas, naudoja tą pačią siejimo frazę. Tai yra niuansas šitos Express LRS sistemos, kad nereikia kiekvieną kartą pririšinėti. Susirišu. Kiekvieną kartą nereikia prie kiekvieno siųstuvo pririšinėti su bind mygtuku. Tiesiog nusiperki naują imtuvėlį, atnaujini jam programinę įrangą ir tuo pačiu metu įvedi savo siejimo frazę ir daugiau nieko rūpintis nereikia. Sukūrus naują modelį reikia patikrinti vairo eigas, ar važiuoklės eigos atitinka servo mechanizmo eigas, ar nėra kažkuris vienas ribojantis. Tokiu atveju reikėtų užstatyti pulte mažesnės eigas, kad nelaužyt servo mechanizmo ir važiuoklės. Tai patogiausia tai atlikti yra inputs lange. Čia yra įvestys, žmogaus įvestys į sistemą, tai mūsų atveju gazas ir vairavimas. Šio modelio atveju nesiremia niekur, taigi apriboti nereikia, bet jeigu reikėtų, tai einu į vairavimo parametrus ir čia yra koeficientas svoris, weight. Tai jį mažindamas galiu mažinti ir eigas. Realiai, jeigu maži poreikiai, jau dabar galima imti ir važinėti, bet turbūt norim kažko biškį daugiau. Visiškai pati pradinė fazė, tai sukurtas naujas modelis, aktyvuota radijo sistema, įjungtas automodelis ir pultas su imtuvu susirišę. Tai pirmiausia einam į modelio meniu ir patogiau puslapiais eiti atgal, nes mus dominantis telemetrijos puslapis yra pačioj pabaigoje. Ir ištrinam visus žinomus sensorius, kurių čia turbūt nelabai ir yra, bet dėl bendros praktikos ištrinam, jei kažko tai būtų neaiškaus ir pasirenkam atrasti naujus. Ir turim imtuvo signalo kokybę. Ir turim baterijos įtampą. Panašu, kad man reikia pasikeisti bateriją į naują. Viskas.
kiti smulkieji parametrai, kuriuos galit norėt pakeisti, tai yra šis extend limits, tai kraštinės servo ribas išplėsti, leisti platesnės ir išplėsti trimus vairo, pavyzdžiui, nes pagal nutylėjimą HTX leidžia gan siauras ribas, kurių lėktuvam gal ir užtenka, nors ir tai ne visada, bet ir trimų žingsnį truputį padidinu bent jau iki medium, nes fine tai yra smulkus žingsniai, labai jau smulkus, dažnai efekto net nesimato, kad kažką trimini. Ir modelio pavadinimas. Atlikti visi pasiruošimo darbai. Tai sukurtas naujas modelis, nustatyti mažieji parametrai ir aptikti visi telemetrijos siunčiami duomenys. Galim pereiti prie pačio programavimo. Pati pirma funkcija, kurią įgyvendinsim, tai yra gazo svirtelės aktyvavimas ir deaktyvavimas mygtuku. Čia tokia nebloga saugumo funkcija, kurią reikėtų įprasti kiekvieną modelį naudoti, kad kažkokių netikėtumų, nenumatytų atvejų nepasitaikytų ir modelis nenulėktų, nepridarytų žalos. Tai dar labiau tampa svarbu naudojant Express LRS sistemą, kadangi daugumą žinot, ši sistema yra kilusi iš dronų pasaulio, dronų aplinkos, kur ypač svarbu akimirksniu išjungti variklius, išjungti gazą, tai ten taikomi išskirtiniai gazo aktyvavimo kriterijai ir 5 kanalas visada yra dedikuotas įjungimui, išjungimui gazo. Ir Express LRS radijo sistema pereina į savo aktyvę fazę tuo met, kai yra aktyvuojamas gazas, o kai jis yra deaktyvuojamas, tam tikri parametrai pasikeičia. Dėl to mes turim su Express LRS sistema naudoti gazo aktyvavimo, deaktyvavimo funkciją, kad tuo pačiu metu ir radijo sistemai siųstume informaciją, kuomet esame aktyvūs. Tai einam į modelį. Čia yra paprasti nustatymai modelio. Čia yra vairavimo režimai, kuriuos nesivelsim. Čia yra inputs puslapis, tai čia yra visos įvestys fiziškai esančios ant pulto. Tai yra vairo svirtelė, input steering 100, kaip sakyti, autoritetas 100, tai yra pilnos eigos, ir gazo svirtelė input throttle. Tai čia yra įvestys, ką žmogus įveda ir signalizuoja pultui. O čia yra miksai, tai tos įvestys input throttle, input steering priskirtos kažkokiam tai kanalui. Ir štai 5 kanalas turi būti priskirtas gazo aktyvavimui, deaktyvavimui. Tai įjungiam. Ateinam ant source, tai šaltinio. Ir dabar pasirenkam, koks mygtukas turėtų aktyvuoti, deaktyvuoti šią funkciją. Tai aš pasirinksiu šitą pirmą. Jį pajudinu ir jis iš karto atsiranda aktyvus čia. Taigi 5 kanalas šiuo metu aktyvuos, deaktyvuos tas mygtukas. Galim vizualiai pažiūrėti. 5 kanalas dabar yra
-100, tai išjungtas ir aš paspaudžiu +100. Tai dar 5 kanalas signalizuoja Express LRS radio sistemai, kad esame aktyvioj fazėj, norim važiuoti ir turėti maksimalų radio performance'ą. Tai dabar sudubliuosim visą tai su gazo aktyvavimu, deaktyvavimu. Nes šią akimirką tai mes tiesiog 5 kanalą toglinam su mygtuku. Tokiu būdu radio sistemai suteikiam informaciją, kada mes norim važiuoti, kada ne, tačiau pats gazas tai veikia dar visada. Tai lygiagrečiai dar vieną funkciją prikabinsim ant to mygtuko. Taip, tai dabar kanalas 5 turi FL1 mygtuką susietą su juo. Einam toliau. Outputs langas, tai čia kiekvieną kanalą galima pakeisti kryptį, pakeisti eigas, toks kaip endpoint puslapis. Loginiai mygtukai tai yra mygtukai, kurių nerasim ant pačio pulto, nes va čia yra fiziniai mygtukai. Fiziniai mygtukai ant pulto. O šie yra loginiai, kuriuos galim susigalvot, priskirti jam funkcijas. O einamės į specialias funkcijas, kuriame ir keisim gazo vertę, ją perrašysim. Tai tą norim atlikti prie tam tikros mygtuko padėties. Tai pasirenkam tą padėtį. Va, dabar grįžom ir pasirinkom aktyviai. Perėjom į šią neutralią padėtį. Ir ši neutrali padėtis dar nepasirinkta jinai, nes netamsus šriftas. Dar kartą, va. Galim pasitikrinti tuo atžvilgiu. Mygtukas yra toj padėty, kurios mes norim. Neutrali. Ir šiuo metu jinai yra aktyvi, tamsus šriftas. Ir kai jinai yra neutralioj padėty, kai jinai yra aktyvi, mes norim override, perrašyti pirmą gazo kanalą 0. Štai neutrali padėtis, gazas perrašomas, aktyvi, šiuo metu dabar paspaudžiau, gazas aktyvus. Override perrašymo funkcija neparyškinta, vadinasi, yra nenaudojama. Tai dabar ant mygtuko aš užkabinau 2 funkcijas. Tai perrašymo funkcija ir 5 kanalo valdymą padariau vėl nuo to pačio mygtuko. Tai štai galim matyti aktyvus, 5 kanalas, siunčia radio sistemai informaciją, kad šiuo metu aš esu aktyvus, nuvažiuoju, noriu maksimalaus radio performanso, radio veikimo. Ir veikia gazas. Išjungiu. Ir rašo mums, kad OVR override, šis kanalas yra perrašytas 0. Jis neaktyvus. Ir kanalas 5 -100, tai siunčia radio sistemai informaciją, kad šiuo metu modelis yra aktyviai nenaudojamas, nei skrendi, nei važiuoja. Šie monitorinimo peržvelgimo puslapiai prieinami iš pagrindinio lango. Mat,
išeinu iš modelio meniu, išeinu iš sistemos, kur bebūčiau, su return, grįžt atgal ir tada tiesiog vaikštau per puslapius ir man keičiasi tas pradinis informacinis langas, kuris vienas iš jų yra šis labai patogus, kur kiekvieną kanalą pateikia. Dar alternatyviai yra telemetrijos langas, bet mes jo šiuo metu nesam sukonfigūravę, tai darysim ateityje. Čia galėsim išvesti tam tikrus daviklius, kuriuos aptikom pačioj pradžioj. Tai iš principo jau įgyvendinom gazo aktyvavimą. Bet ateityje, kad nepamirštumėm, kuri mygtuko padėtis ką reiškia, galim priskirti balso pranešimą. Tai einam į modelio meniu. Puslapis specialių funkcijų. Ir pranešimas, kad gazas aktyvus, kai mygtukas paspaustas. Paspaudžiau. Paryškintas fonas mums signalizuoja, kad yra dabar aktyvi mygtuko padėtis. Ši, kuri mums reikalinga, paspausto, aktyvuoto gazo. Renkamės funkciją. Play track, pragroti takelį ir išsirenkam takelį. Čia vat yra throttle active. Uždedam šauktuką, šauktukas tai yra paneigimas. Tai tiesiog ką mums tai suteikia, tai kad pirmą kartą įjungus pultą, kaip nepragros visų šitų audio takelių. O čia aktyvuojam funkciją. Grįžtam ir sukuriam naują. Tai yra neutrali padėtis, išjungta. Va. Perėjau kelis kartus per mygtuko ciklus, kad pataikyčiau ant FL1 mygtuko padėties, kai paryškinta aktyvi funkcija yra išjungimo padėtyje. Ir dar vėl aš tiesiog norėsiu pragroti takelį. Ir dabar throttle cut išjungtas. Vėl uždedu šauktuką, kad pirmą kartą nepragrotų. Viskas. Visiškai iki galo išpildėm gazo aktyvavimo funkciją ir tuo pačiu lygiagrečiai panaudojom radio sistemai Express LRS kaip informaciją 5 kanalo, kad kada aktyvus gazas. Jeigu kartais nusprendėt neinstaliuoti ir nenaudoti mygtukų,
tai jum gazo aktyvavimą ir deaktyvavimą teks atlikti su momentiniais, kurie nesifiksuoja. Tai galima padaryti naudojant loginius mygtukus. Tai yra tokie mygtukai, kurių fiziškai ant pačio pulto niekur nėra. Jie yra tokie tik idėjiniai, sumastyti loginiai mygtukai sistemos viduje. Tai funkcija, kurios mums reikės loginio mygtuko, yra sticky, tai yra prilimpanti, tarsi tokia analogija sticky, limpantis mygtukas. Ir funkcija sąlyga vienas mygtuko paspaudimas ir antra sąlyga lygiai tokia pati, nieko mums nereikia sudėtingesnio. Ir štai sukūrėm, paspaudžiu, aktyvavosi loginis vienas, dar kartą paspaudžiu, išsijungė, įsijungė, išsijungė. Ir dabar šitą loginį mygtuką galiu panaudoti tarsi tikrą mygtuką esantį ant pulto. Tik tai gal dar sudėtingesnė šitą funkciją darykim, kad apsisaugotume nuo netyčinio paspaudimo. Tai uždėkime laikmatį, kad mygtukas turi būti paspaustas bent jau 1 sekundę. Sukuriam papildomą funkciją. Funkcija vadinasi edge, slengstis. Tai yra tarsi neutrali padėtis ir kai yra aktyvuojam, atsiranda slengstis. Tai yra momentinė funkcija. Atsiranda ir dingsta. Tai slengstis pas mus atsiras, kai paspausim mygtuką, paspausim mygtuką bent jau 1 sekundę. Taip turi sintaksė atrodyti. SC mygtukas paspaustas bent jau 1 sekundę. Taip, žiūrim. Atkreipiam dėmesį, L02 sumirksės po sekundės, kai aš laikysiu. Matyt? Labai trumpai, net nežinau, ar kamera pagauna. Sumirksi po sekundės. Ir dabar savo momentinį mygtuką pakoreguokim. Čia bus mūsų loginis mygtukas, sekundės loginis mygtukas. Tai dabar logika tokia, kai po 1 sekundės suveiks šitas loginis antras mygtukas, jis aktyvuos lipnųjį mygtuką L01. Štai po sekundės aktyvavosi. Dar po sekundės išsijungė. Dabar šitą fizinį mygtuką FL1 reikia pakeisti mūsų sukurtų loginių mygtukų.
Throttle active. Throttle active. Tai dabar logika tokia. Šauktukas priekyje reiškia paneigimą, kad kai nėra tai. Tai dabar, kai aktyvuosiu loginį pirmą mygtuką, kuris suveikia pas mus po 1 sekundės, aktyvuosis gazas ir išsijungs perrašymas gazo į 0. Throttle active. Ir pranešimas aktyvuojasi. Nes dabar pirmas loginis mygtukas yra aktyvus. Ir vėl palaikau. Dabar jis yra neaktyvus. O, netyčia išjungiau balsą Throttle cut. perspėjimą. Pakartoju. Throttle active. Throttle cut. Tokiu būdu fizinį mygtuką pakeitėm loginiu mygtuku. Šauktukas reiškia, kad loginis mygtukas neaktyvus, o tiesiog pasirinktas loginis mygtukas reiškia, kad funkciją aktyvuosim, aktyvuodami patį loginį mygtuką. Ir dabar dar reikia ir 5 kanale sukeisti vietomis fizinį mygtuką su loginiu. Dabar taip. Pasižiūrim, kaip visa logika veikia. 5 kanalas yra minimalioj padėty ir gazo vertė yra perrašyta override į 0. Dabar gazas yra neaktyvus. Palaikom 1 sekundę mygtuką. Gauname pranešimą, kad gazas aktyvus. 5 kanalas pasidarė maksimalus. Radio sistema dabar žino, kad reikia veikti maksimaliu performansu, maksimaliu pajėgumu. Ir gazo vertė nebe perrašoma, o priklauso nuo svirtelės. Ir išjungiam palaikę sekundę. Sekanti funkcija, kurią įvesiu į modelį, tai bus pranešimai apie senkančią bateriją. Einam į modelio meniu, puslapiais žygiuojam į loginius mygtukus ir sukuriam loginį mygtuką, kurio reikšmė yra, kai kažkoks kintamasis yra mažiau už nustatytą vertę. Tai kintamąjį, kurį lyginsim, pasirenkam iš telemetrijos duomenų. Štai. Telemetrijos duomenys apie bateriją. Ir kai tie duomenys bus mažesni nei 6,8, tai 3,4 volto per 1 celę. Mano modelis naudoja 2 celių bateriją, tai
6,8 gautųsi padalinus iš 2 3,4. Prie tiek aš jau noriu gauti pranešimus. Taigi, kai įtampa nukris žemiau, L03 loginis jungiklis taps aktyvus. Galiu tai pademonstruoti, prijungdamas iškrautą bateriją. Telemetry lost. Telemetry recovered. Iškart tapo aktyvus loginis jungiklis, nes ten baterija yra iškrauta. Dabar mums reikėtų, kad apie šią būklę pultas praneštų. Taigi sekantis darbas būtų specialiose funkcijose nustatyti audio pranešimą. Kai aktyvus trečias loginis jungiklis. Low battery. Šauktuką uždedam, kad pirmą pranešimą įjungus pultą praleistų, Low battery. o varnelę uždedam, kad aktyvuotume funkciją. Suklydau, ne, čia, kadangi yra ne mygtuko funkcija, ne mygtuko įgarsinimas, o baterijos būklės pranešimas, tai visgi čia norim, kad nuolat kartotų. Low battery. Tai pasirenkam 5 ir dabar šį pranešimą mums ne vieną kartą praneš, o kartos kas 5 sekundės. Baterijai tai yra kur kas funkcionaliau, nes vieną kartą galima ir neišgirsti. Low battery. Low battery. Low battery. Telemetry lost. Grąžinu pakrautą Low bateriją. battery. Telemetry recovered. Toks paprastas senkančios baterijos pranešimas turi savo trūkumų, kadangi pirmą kartą pajungus bateriją, jisai pamatuos mažą įtampą ir vieną pranešimą visgi duos senkančios baterijos. Ta galime pakeisti įvesdami papildomą sąlygą, kad pati pirmoji sąlyga tai yra, kad įtampa turi atsirasti, turi pakilti bent jau virš kažkokio slenksčio, kad pranešimus laikytume logiškus ir vertus dėmesio, nes jeigu niekada nebuvo įtampa aukštesnė, tai mes matuojam nesąmonės. Pademonstruosiu tą ydingą veikimą, bet tai erzinantis dalykas vieną kartą pajungus modelį. Low battery. Išgirdom vieną pranešimą dėl to, kad pajungus tik bateriją, logiška ta įtampa buvo maža, kol pakilo virš slenksčio. Tai įvesiu papildomą sąlygą, kad apsisaugoti nuo šio nepatogumo. Taigi įvedam papildomą sąlygą. Kad A turi būti didesnis už kintamąjį. Tai vėl pasirenkam bateriją iš telemetrijos duomenų. Ir sakykime, kad būtų logiška, tai įtampa turi pakilti bent virš 3 voltų.
Ir matom, kad jau ši sąlyga yra aktyvi, nes šiuo metu prijungta baterija ir įtampa yra aukštesnė. Taigi papildom, turi atitikti sąlygas ir plus turi atitikti loginį jungiklį. Taigi dabar audio pranešimas apie senkančią bateriją bus aktyvuojamas tik tai, kai telemetrijos pamatuota įtampa bus žemesnė nei slenkstis ir išpildyta loginė sąlyga. Pažiūrėkim, ar veikia. Receiver still connect. Suveikė apsaugos slenkstis, neišgirdom fiktyvaus netikro pranešimo. Dar vienas papildymas, patobulinimas, tai yra slenkščio įdėjimas, kaip čia įdėjom 1 sekundės slenkstį, kad mūsų mygtuko paspaudimas būtų matuojamas ir suveiktų tik po 1 sekundės. Tai lygiai taip pat galim L03 loginį lygį įdėti į tokią pačią funkciją, matuoti laiką ir taip padaryti, kad pranešimas apie senkančią bateriją ateitų tik po tam tikro laiko, po kokių 3 sekundžių. Tai tarkim, trumpas gazo paspaudimas ir baterijos nusėdimas netrigerintų, neaktyvuotų mums nuolatinių pranešimų apie senkančią bateriją, nes jeigu baterija yra nenauja arba arti išsikrovimo ribos, tai trumpas gazo paspaudimas gali sukelt neilgą trumpą baterijos įtampos pakritimą. Ir tai generuotų nuolatinius pranešimus apie senkančią bateriją, kas irgi erzina. Tai įdėjus laiko slenkstį galim išfiltruoti tokius mažus. Galim pabandyti tai atlikti. Tai renkamės tą pačią funkciją edge. Taigi, kai suveikia loginis jungiklis L03, matuojamas laikas, tarkim, turi būti baterija nusėdusi bent 3 sekundės, kad išgirstume pranešimą. Sukūrėm slenkstį, kuris aktyvuosis po 3 sekundžių, kai detektuojamas baterijos išsikrovimas bent 3 sekundės, bus aktyvuojamas momentinis slengstis L05. Jį mums reikia pagauti ir užfiksuoti nuolatiniams pranešimams. Tai tam panaudosim lipniąją sticky funkciją, kad slengstį prilipinti. Ir kai slengstis L05 aktyvuojamas, funkcija prilips ir L06 taps aktyvus. Tuo metu reikia, kad neišsijungtų, tai kad jis pats savo gyvybę palaikytų, jeigu taip galima išsireikšti. Tai antra sąlyga lipnumo bus jis pats. Jį suaktyvins
5 sąlyga ir tuomet jis pats savo palaikys gyvybę, taip galim sakyti. Pažiūrėkim, pajungsiu iškrautą bateriją. Telemetry recovered. Low battery. Po 3 sekundžių Low battery. įvyko slenkstis, kuris buvo prilipintas. Low battery. Į dabar vykstančius pranešimus nekreipkite dėmesio, nes jie vis dar pagal senąją logiką pranešinėjami. Low battery. Atjungiu bateriją. Telemetry lost. Ir išaiškėja dar vienas netobulumas, kurį reikia išspręsti. Baterija atjungta, o loginis elementas taip ir liko prilipęs ir mums dar vis pranešinėtų. Tai mes jį papildom dar vieną sąlygą. Savo tą sveiko proto sąlygą, kad baterija turi būti bent jau kažkokią įtampą pasiekusi. 4. Kitaip sakant, kad lipnioji funkcija būtų aktyvi, turi baterija sveiko proto ribas atitikti, tai bent jau virš 3 voltų įtampos. Gal dar iš karto pakeiskim ir balsiniuose pranešimuose senąją 3 sąlygą į naują 6. Dabar takelis bus pragrojamas, kai aktyvi 6. Ir pažiūrėkim visą veikimo seką. Vos pajungus bateriją atitinka logika 3 voltų. Detektuojama, kad nepasiekiamas slenkstis baterijai išsikrovusi. Po 3 sekundžių suveikia momentinis slengstis, kuris prilimpa ir girdimi nuolatiniai pranešimai. Telemetry recovered. Low battery. Low battery. Ir dar girdėsim nuolatinius pranešimus apie išsenkančią bateriją. Low battery. O kai atjungiame, Low battery. Telemetry lost. pranešimai dingsta, funkcija atlimpa dėl neišpildomos logikos sanity checko. Šiuo metu galim aktyvuoti ir deaktyvuoti gazo svirtį. Matuojam baterijos lygį ir pranešinėjam, kai senka. Sekantis žingsnis būtų susikonfigūruoti žemesnius gazo lygius, mažiau jautrų vairą, kitaip populiariai vadinamus dual rate'us. Einam į modelio meniu ir tai atliksim ne inputs skyriuje, nors realiai tai techniškai įmanoma ir čia, bet kur kas logiškiau ir paprasčiau, teisingiau yra tai įgyvendinti miksų puslapyje. Dual rate'us konfigūruosim ant 3 padėčių jungiklio. Tai pradedu nuo to, kad 3 kartus nukopijuosiu pirmą kanalą. Palaikau. Renkuosi kopijuoti ir nukopijuoju vieną poziciją žemiau. Tada vėl kopijuoju ir vėl vieną poziciją žemiau. Lygiai tą patį su antru kanalu. Tai dabar turim 3 skirtingas pozicijas gazui ir 3 skirtingas pozicijas vairui. Dabar reikia priskirti,
kuriuo metu kuri iš šių pozicijų bus aktyvi. Tai einam į vidų redaguoti. Ir čia matom, ko mums reikės ateityje. Tai yra svoris, tai yra maksimalios eigos. Ir kreivė, tai ją pakeisim į eksponentę, tai yra pašvelnint. Taip. Ir pridėsim čia mygtuką. Ir sujudinam tą, kuris mums aktualus ir toj pozicijoje, kuris yra aktualus. Tai pačioje apatiniai išsaugau. Vidurinė. Ir išorinė. Ta patį atliekam su vairo. Ir dabar štai aš keisiu mygtuko padėtį ir galit realiu laiku matyti, kuri iš pozicijų aktyvi ir veikia. Vidurinė, vidinė, vidurinė, išorinė. Tai tokiu būdu mes dabar šituo mygtuku galim kiekvieną iš tų pozicijų pasirinkti. Dabar priskiriam vertes kiekvienai iš šių pozicijų. Tai vidinė mygtuko pusėje, aš taip galvoju, darysiu mažiausiai jautrią padėtį. Tai yra mažiausi reitai. Nuo kažko reikia pradėti, tai sakykim, gazo vertė bus kokia 40. Kai noriu, tarkim, savo mažamečiam vaikam duot pavažinėti, kad nesulaužytų. Vidurinė bus 60. Man pačiam, kai važinėju ankštose erdvėse. Ir išorinė pilnas gazas. Vairavimui nekeisiu svorio, kiek norėčiau. Vienintelis dalykas, ką pakeisiu, tai uždėsiu kiekvieną iš šitų pozicijų eksponentę, kad vairas per vidurį būtų mažiau jautrus. Aš darysiu labai paprastai kiekvienai pozicijai tą patį. Jeigu važinėdamas pajausiu, kad dėl skirtingo maksimalaus gazo eksponenčių norisi skirtingų, tai tuo metu ir pakoreguosiu šitą parametrą. Kad po kurio laiko modelio nenaudoja, nepamirštumėm visų šitų verčių,
paranku ir šiai funkcijai pasidaryti balsinius pranešimus. Tai einam į specialias funkcijas ir susikuriam, kad apatinė mygtuko padėtis bus žemos eigos, tai rates low. Low rate. Vidutinės eigos. Medium rate. High rate. Taigi dabar vaikščiojant per skirtingas maksimalias eigas gausim ir balso pranešimus. Medium rate. Low rate. Medium rate. High rate. Ant SA mygtuko suprogramavus dual rate'us, jeigu važinėjat ne ant pačios žemiausios padėties, o ant aukštesnės, gali būti tokia situacija, kad jį mygtuką ir palikinėsi toje vietoje ir įjungus pultą jis jūs perspės, kad mygtukai nėra numatytose padėtyse. Switch warning. Ir tai galima pakeisti arba išvis išjungti. Patvirtinam, kad supratom perspėjimą. Į modelio meniu, į antrą puslapį ir eidami žemyn rasim Pre-Start Checks, tai yra pradinės patikros ir S-Warning, Switch Warning mygtuko perspėjimai. Štai. Pasirenkam poziciją, kurioje nėra nurodyta kryptis jo. Prašau, nėra perspėjimo. Lyg ir viską paminėjau, visus bazinius nustatymus ir programavimus elektriniam modeliui. Ką dar tik norėčiau paminėti, tai kad telemetriją galima išsivesti ekrane ir ją stebėti, ir tai yra labai patogu. Tai modelio meniu ir pagrįžtam puslapiais. Čia displays, tai ekranai tie nestandartiniai, kuriuose galim aktyvuotis telemetriją, skaitinės reikšmės. Tai aš visada mėgstu ir stebiu radio signalo kokybę. Tai čia yra receiver quality, tai imtuvo kokybė signalo. Ir šalia nusistatau tą patį. Tik tai su minuso ženkliuku, tai yra mažiausia užfiksuota vertė. Ir atitinkamai pliusas būtų aukščiausia užfiksuota vertė. Tai mane domina žemiausia važinėjimosi metu,
kaip žemai buvo nukritęs signalo lygis. Tiksliau, jo kokybė. Kiek paketų buvo prarasta arba priimta. Sekantis parametras elementariai yra to meto baterija. Kiek šį konkrečiu metu įtampos. Ir atitinkamai taip pat užsistatau baterijos vertę su minuso ženklu, tai yra mažiausia vertė pasivažinėjimo metus prie spurtų, prie pagreitėjimų didelių, kiek žemiausiai buvo nukritusi įtampa. Ir dabar išėjus į pagrindinį meniu aktyvuoju telemetrijos langą ir matau tos duomenis. Throttle active. Galim pamatyti šiuo metu 7,7, o žemiausia įtampa užfiksuota 7,6 pagazavimo metu. Pasikeitus bateriją į kitą, norisi, kad telemetrija Telemetry last. būtų restartuota. Ta irgi galima atlikti per specialias funkcijas. Galima jas nustatyti sisteminiam meniu. Išeinam iš telemetrijos. Dabar jau galim eiti į sisteminį meniu ir nustatyti prie globalių funkcijų, kad visuose modeliuose būtų vienodai ir nereikėtų atskirai kiekvieną kartą kurt. Arba galima kiekvienam modelyje prie specialių funkcijų susikurti tą kiekvieną kartą, nes gal ne kiekvieną kartą norėsim restartuoti telemetriją. Aš kursiu prie sisteminio meniu, nes tą funkciją naudosiu su visais savo modeliais. Išsirenku momentinį mygtuką. Šičia esantį. Tokį sunkiau pasiekiamą, kad netyčia nepaspaust. Nes šitą į pilvą atrėmus galima spustelti ir restartuoti. Ir čia galima restartuoti timerius, jei tokius naudojam. Galima viską restartuoti arba telemetriją. Tai dabar grįžtam į telemetrijos langą ir aš paspausiu mygtuką, jeigu rasiu. Štai buvo restartuota, vertės nunulintos. Dabar pakeitus bateriją būtų statistika renkama iš naujo. Gavosi gana ilgas video, nors parodžiau tik tai bazinius dalykus, bet gal tai neturėtų labai gąsdinti, nes sekančius modelius kuriant, visko iš naujo programuoti nereikia, galima nukopijuoti esamą modelį, palaikom, copy ir einam į tą vietą, į kurią norim pernešti. Ir dar tiesiog pakeičiam šiam modeliui pavadinimą ir įėję į vidų jau turėsim visus nustatymus ir tik pakeisim atitinkamai, ką mums reikia kuriamam naujam modeliui. Visko programuoti iš naujo nereikės.